komedija pats žanras yra toksai. Jisai visiems atrodo, kad jis gal yra toks lengvas, bet jisai yra vienas iš sunkesnių todėl, kad tai yra labai plona linija, kada komedija greitai virsta tragedija. Virsta tragedija ją žiūrėti. Ir iš tikrųjų kartais būna siaubas nežiūrėti, siaubo žanras žiūrėti komediją, todėl aš gal išskyriau 3 komedijas, kurios yra gal toliausiai nuo tragedijos. Viena iš tokių komedijų tai būtų Ką mes veikiame šešėliuose. Šitas filmas yra tikrai toks dokumentinis. Stilius tai yra mokumentari. Mokumentari tai yra išgalvota dokumentika, tiesiog jisai dokumentaliai nufilmuotas. Ir ten jūs sutiksite personažus, tai yra tikrus tos vampyrus, kurie gyvena nuo Drakulos laikų. Šitame filme žavi tai, kad jie susiduria su tom problemom, su kuriom ir mes susiduriam. Tai yra mokėjimas mokesčių, skalbimas, ten mokėti už elektrą. Aišku, jiems dar sunkiau, jiems reikia valyti kilimus nuo kraujo. Ir visos šitos situacijos tai tampa komiškos. Aišku, nesistengiama kažkokiais, tai žinot, juokinti kažkokiais bairiais, bet tiesiog tas gyvenimas mūsų įprastinis vampyrams tikrai tampa sudėtingas. Antras filmas būtų Good Old Boys, tai yra Šaunūs senukai, tai yra režisieriaus Villarano, iš Peru filmas. Tai yra 4 vyrų draugystė. Kaip galima sakyti, gal ir 3,5, bet gal galima jau ir sakyti ir 3, nes vienas yra miręs. Ir visas šitas filmas tai yra toksai, žinot, 80-mečiai senukai, bet jis labai energingas filmas, nes tai yra labai didelis polėkis, draugystės vedamas polėkis. Jie pavogė draugo pelenus, urną, ir nori ją nuvežti į futbolo varžybas, į futbolo stadioną, kad kartu praleistų tas futbolo varžybas, kurių labai ilgai laukia. Ir jie, aišku, patenka į visokias situacijas, nes visą laiką juos vejasi blogis, tai yra piktoji žmona mirusio, kuri tą nori urną palaidoti tradiciškai. Tai, kadangi iš tikro mirties, kaip sakoma, nenugalėsi, bet piktąją žmoną nugalėti tikrai gali. Dar vienas filmas, tai yra apie, gal jau dabar išskirčiau, bet ir irgi apie senuką, kuris įsimyli moterį. Tai Gemma Bovary, tai yra aliuzija į Madame Bovary, tai yra į Flaubero romaną. Filmas tiek, aišku, nesusilaukė kažkokių tai priešingų nuomonių ir nebuvo uždraustas, kaip romanas buvo uždraustas. Prancūzų filmas, į kurį atvažiuoja moteris ir kepėjas, jie tiesiog įsimyli. Bet atsitinka taip, kad jinai įsimyli į kitą ir jisai visą laiką stebi tarsi pro rakto skylutę visą tą gyvenimą. Irgi visą laiką yra įdomu žiūrovui stebėti pro rakto skylutę, nes jau kinas kaip yra pro rakto skylutę, tai pro rakto skylutę, dar pro rakto skylutę. Žodžiu, ir ten susipina tiesiog ramus normandiško kaimelio gyvenimas su bohemišku gyvenimu. Kas norite pratęsti savo istoriją apie Madame Bovary, iš tikrųjų ten yra šnekama daug ir tai prašome pasižiūrėkite filmą Gemma Bovary. Iš tikrųjų, humoras yra toks dalykas, kad jis yra labai skirtingas. Kada juokingiau yra, kada žmogus paslysta ant banano žievės ar nukrinta nuo laiptų, ar kai nukrinta nuo laiptų, atsistoja ir dar paslysta ant banano žievės. Tai, kad aš linkiu jums kino pavasaryje tikrai nepaslysti ir nueiti į gerus ir jums tikrai daug įspūdžių paliekančius filmus.